numeriukas jos ant rankos. Taigi, dalyvaujam biški, truktelniam, pinigėlį turim, viską. Gerą vakarą. Dėkui. Sveiki, broliai ir sesės. Sveiki. Kur mes šiandien atvykome? Kaip tau atrodo? Jadagonis. Jadagonis, kaip ir kiekvienais metais. Nuo 2008 metų čia vyksta renginiai. Baikerių naktys. O baikerių naktis čia šiurpios. Wow. Mes dalyvaujam kaip kelionės dviese šiandien. Bandysime patirti, kas vyksta dieną per baikerių naktis. Ir pateiksime jums jūsų teismui. Atvykome kiek anksčiau, kol ramybė, čia kiti iš penktadienio jau suvažiavę. Praeisime, pasižiūrėsime, kaip jie įsikūrė, kaip jie pernakvojo vieną naktį. Taigi, pirmin kolektyvas. Tai, ramybės zona. Ir einam pažiūrėti, kokia čia ramybė. Einam pažiūrėti, kaip ten... Štai galima buvo išsinuomoti namelius. Tai manau, kad tikrai bent jau iš išorės namelį atrodo labai gerai. Nameliai jau buvo užimti, nežinau, aš jau skambinau pernai. Pernai tai jau reiškia prieš pusmetį. Taip, jau prieš pusmetį, kadangi tai renginys jau tęstinis, tai jau... Jau sakė, viso gero namelių nebėra. Prausykla, va čia tokia. Tualet. Ai, ten dušas. Žiūrėk, va čia dušas. Einam pažiūrėti. Žiūrėk ir kokia. Jeigu jūs pasiklydot, netgi yra... Dėl to, kad jūs mums nepatinkat. Na, žodžiu, va taip. Jeigu ne ten nuėjai, tai kad gal. Jo. Rytiniai pusryčiai, kas su palapinėm, kas... Vau, žiūrėk. Kas po pirtelės. Dar pirtelė dirba, nes... Jurta kokia? O, prašom. O ten jurtoj gal pirtis?
nulenda va po vieną. Aš nežinau, kas ten. Bet garo nematau, kad trūktų. Čia matau pirtelė yra. Čia pirtelė vyksta. O, šibrytė. Nesimato chebros? O, parinasi chebra, gariukas eina. Atsiprašau. Saugo. Vargšas žmogelis per ilgai buvo prisegtas. Kam taip ilgai prisegėt? Patingėjom, gal druskininkose padarysim, tai suvarytas pakuotės su dažais, plėšiniai dažais. O vienoj yra, reiškia, pinigai. Vieną praplėšį rasi pinigų. O. Čia visos istorijos. Ai, netgi ir čia palikta, ne? Ne, dabar ne, bet mes dar taip galvojam padaryti. O, takelių porą. Darbo išlaikyti. Jo, pinigų tiek prispausdinti yra darbo. Bandykit, plėšykit, bet galite su fizionomija išdašyti arba pinigų turėti. Bet why not? Jo, O, kaip faina. Sveiki, 25 metai Bikerių naktis, po jubiliejinio festo vyksta dar vienas festas, atvažiavo Eimantas su Eimienė, taigi dalyvaujam biški, trūktelnam, pinigėlių turim, viską. Tai žiūrėkit, mažuliai, susitinkam Liepos, paskutinį savaitgalį, American Classic Spirit. See you. Sidrai, alučiai, sveikatai palaikyti, bet eilės dar nėra. Nu tai va. Apgultis tuoj bus, kai atsibus. Einam parodysim, kas iš valgymo meniu. Biškė donelių, sidruko. Ir karšti patiekalai, kaip visada garuoja. Komentuosi, kas čia kur? Lobas. Loviukas. Bulvės, troškiniai, mėsos visokie kukuliukai, troškinukai. Dešrikės eina į trasą. Kas nuo penktadienio, čia tokie pusryčiai pietus. Dar tik jų pusryčiai. O čia jau pietus paruošti. Normaliai čia jau pusryčiai. Kolektyvas dar knarkia labai. Ištrinta. Trino. Ops. Už užuolaido. O čia viskas vyksta už užuolaidos. Kaip netikėtai prasiveria užuolaidos. Aš norėčiau jas palikti. Gerai. Kad biškė kolektyvui. Kam slėpta gerą kavą? Va. Nu va, pietų metas. Nu, kol kas tikrai dar mažai. Baikerių Marškinėliai, kepurė, pakabukas, bokalas. No. Žodžiu, turi savo bokalą visom 3 dienom. Kaip? Lipdukai. O, lipduką. Užsiklijuot lipduką ant maikutės. Gerai, ačiū.
Na, užklijuok kažkur. Apsuk. Klijuok. Va, dabar man. Ir tau užklijuoti. Taip. Aukščiau. Aukščiau. Ne. Man aukščiau. Va. Ačiū. Nespėjau pamatyti, ką tu čia darei. Reikia paliesti. Galvoj, seniau tai dredai būdavo dabar elektra. Nuo elektros nuslinko, matai man irgi. Rožė. Tai trumpai gal matai. Starkvar, elektriniai galingiausi pasaulyje. O, čia man, ačiū. O tau? Suron. Šiaip konkurse nedalyvauja Suronai, Starkai. Tai šį kartą uždėjom supermotorų. Tai dabar tokia trumpa yra informacija, kad jau suvažiavo beveik visos Miss Biker dalyvės. Beveik visos. Trūksta labai nedaug, bet mergaitės jau pasileido plaukus, įsitraukė savo laimingus konkursinius numerius, užsirišo kas ant rankos, kas ant krūtinės, kas tarp kojų. Štai, jum prizas. Dabar gal Narimantas truputėlį papasakos, kaip mes testuojam, ką mes darom su tais motociklais. Ką tu darai, tai aš žinau, gali tautai ir nepasakot, nes dilerių yra, tai atsargiai. Tai perdodu jam mikrofoną ir jis trumpai pristatys. Sveiki visi, ką esu komisijos narys, tai testuojam motocus visokiom sąlygom, skandinam, pievose, ežeruose. Ne, šiaip testuojam visus motociklus, jiems skirtosios sąlygos. O visi įdomus, visi savaip skirtingi. Čia yra ta chebra, kuri šou darys šį vakarą. Ir visą Bum, bum. Ačiū jiems. Uždara akcinė bendrovė Two Wheels Empire. Laukiam jūsų čia prie scenos. Uždara akcinė bendrovė Automotas. Taip pat kviečiamas atsiimti savo valiką.
Kas kur yra? Na ką, tai va čia šila poilsiavietė. Taip, mūsų mocas va čia Jo, pastatytas. bet dabar mes esame čia. Taip. Mes esam čia. Tai va čia yra ta scena, iš kur girdime visą pristatymą. Čia vyksta tokių varžybų, rungtynių, šou programa. Čia aikštelė, kur stovi paroda rėmėjai. O tai kur poilsio zona? Ai, va čia. Minutę. Taip. Čia pirtelė, maudynės. Aha, tvenkinukas. Ten visa poilsio zona. Nu taip, va tokia ir stovyklavė. Didelė. Tai renkasi toliau kiti visi baikeriai. Vis po biškį suvažinėja. Nu ką, publika, turbūt ilgai jūsų nekankinsim, nes vis tiek jau norim visi truputėlį ir atsigėti ir užkast. Taip, įtampa auga, skaičiuoju vizualiai. 3, 3, 7. 3, 3, 8. Jau gerai. Šita eilutė jau pretenduoja į mini apdovanojimą. 4. 4 fanai. Ką? Čia jau 9, gerai, 6, 7, čia 7, čia nebloga. Ten su to skardinė rankose eiliai stovit, nieko, ne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neblogai, kol kas lyderis yra 9. Jo, nu, turbūt, kad išrinksim motociklą ir kiekvienam po detalę dovanosim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20. Manau, kad turim nugalėtoją! Indianas nugalėjo šiais metais Baikerių naktų pats fainiausias motociklas. Juoda, balta, raudona klasika. Sveikinam, Indianas šiais metais tapo nugalėtoju. Ačiū dileriam, kad atvežėt motociklus, ačiū visiems, kad balsavot, bet nepamirškit atiduot balsą ir tv3.lt tinklapyje ir išrinkit savo tautos metų motociklą. Ir visus kviečiam birželio 6 dieną į Vilnių į finalinį uždarimą, kur matysit, kas laimės prizą pagrindinį. Galima atsisėti. Gerai, netrukus tęsim su vakaro programa, dar kartelį paskutiniai momentai, jeigu norit kažkas iš publikos. Spalvos suknelė. Jo, jūs visi šiais metais rinksitėmis. Dalyvės registruojasi, bet vangiai, prizai gerėja. Jo, statymai irgi didėja. Kuo mažiau dalyvių, tuo prizai didesnė.
Tai visi dar su nekantrumu dar 10 minučių. Sausio dalį, tipo viskas, eina ilsėtis, ruoštis kitai dienai, o poilsis realiai pats svarbiausias dalykas. Sąžiningumo dėlį reikia paklausti pas dalyvę, kurį jau kovėsi, gal reikia atsikvėpti truputėlį. Reikia pailsėti, Gabriela. Vandens. Apsipilt ar išgert? Nes jeigu išgert, turim važiuoja, papildomas rautas. Nu ir kas manai laimėjo? Okay, gerai, situacija dabar yra tokia. Situacija tokia, kad kovos metu buvo lygiosios. Lygiosios? Ir kad išsiaiškinti nugalėtoją, viskas yra publika jūsų rankose. Kad išsiaiškinti, kam atenka arba telikas, arba paspirtukas yra publikos rankose. Kas bus, kas yra už Vegą? Gerai. Kas už Gabrielę? Dar Gabrielę pasitikrinimui. Už Megan? Ir už Gabrielę. Sandro beveik į vienus vartus. Ir mūsų čempionė Gabrielė!
pirmą turą. Dar 2 dalyviai ir uždarom pirmą turą. Neblogai! 27! Tu taip ir lovai sulinkęs? Išsities! Kaip ilgai laikas. 19! Kiek? Tas 7. Taigi, aš būdama Kauno miesto savivaldybės tarybos narė, be galo džiaugiuosi, kad šitie klubai būtent yra Kauno klubai. Čia irgi gali būti aplodismentai. Aplodismentai Kaunui! Labai su didžiausia pagarba. Labai skandalingai garsiai. Ar pasiruošę atidarimui? Yes! Porą nuotraukyčių, šaunam patranką. Stojam visi iššiepę kaip nuausies iki ausies. Vėliavos plevesuoja, apsikabinę, kas nori bučiuojasi, visi laimingi patenkinti. Gyvenimai. 4, 3, 2, 1. Važiuoja! Va taip, kolektyvas. Žmonės juda, tusinasi. Išėjom biškį, kaip sakau, į ramesnę zoną, kur ne taip. Žmonės gal miega dar. Tai va, tai einam, žiūrim, ką žmonės veikia. O ką žmonės veikia? Čia piknikai, važiuok prie vandens, palatkės, staleliai. Nu. Čia tikrai atsiriboti nuo triukšmų, kuris ten. Jo, eisim pasižiūrėti, Kur mūsų kiti draugai. kur kolektyvas susirinkęs. Nes mes biškį dirbam darbus, nėra kada linksmintis. Kad jums būtų linksma prie televizorius. Ja? Pažiūrėti, kaip, kas, kur. Ar apsimoka važiuoti. Aišku, apsimoka. Taip. Tai va taip. Nu.
Ką, besukai? Sveikas. Sveiki. Sveiki, sveiki. Judesiukas vyksta? Jo, truputį. Šaunuoliai. Papasakok apie savo emociją. Noriu pakeisti šitą daiktą, labai gražus. Mano vienmetis 51 metų. Rekomenduoju. Gimarojaus neturėsit. Kola goda? 42. Va čia tai yra Harlis. Čia yra Harlis. Ai, ten kažkur. Jo. O čia yra Harlis. Čia vat yra siela. O čia kas? Čia signalkė. Eiktų. Jo, 42 metų. Čia prie rato prisiliečia, jisai sukasi ir rėkia. Ai. Vidaus Beterą atvažiavo atsiimti Bariną. Aš čia, ant scenos priešai sceną. Beje, kolektyvas, ar kas, pakelkit ranką, kas nesat ragavę lietuviško midaus? Ar visi ragavot? Kas neragavę lietuviško midaus? Rimtai? Tikrai? Kokteilių bare jo tikrai galite gauti. Tikrai rekomenduoju paragauti. Ok, tai dabar aš tai sakyčiau, kad mes jau galime pradėti. Noriu pasakyti vieną dalyką. Jeigu šiandien laimėsiu, aš jums pažadu nenumirti iš laimės. Ok, būkit atsargus rinkdami šią dalyvę. Ir taip, mūsų 7. Šiandien renkam iš 7. Ar galim kažkaip atsidėkot už pirmąjį raundą? Vyrai, merginam paplojam. Kitas jų išėjimas ant scenos bus su bikiniais. Ačiū mergaitės. Linkiu jums sėkmės visom. We've been living in sin so long, all the feels are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day, I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Tai dabar dėmesio stabdom, kol kas viską. Norim supažindinti visus dalyvius su labai 3 paprastom taisyklėm. Pirmas dalykas, atvažiuojat be triukšmo. Ok. Antras dalykas, mes jūs užregistruojam. Ok. Ir trečias dalykas, G-Spot DJs duos jums signalą, bus kažkoks tai aliarmas, panika, visi įsilaksto, o jūs gazuojat. Gerai? Tai dabar mums reikia vardą. Ko vardu? Rimgauda. Rimgaudė, atstovauji pats save. Ok, tai spotai. Vytautas. Čia tas, kur iš Juodosios jūros prisipylęs gražiai namo? Ok, iš sovietmečio bocas. Važiuojam, Vytautai.
Šitas duos vaizdus su Harley. Kuo vardu? Gali. Tomas? Tomas. Parduodu vis tiek, matau raudonai padaryti. Vardą net neklausiu, daryk vaikus. Yes, atėjo šešėlių vadovas vardu Tomas. Atvažiavo, netėjo, liuks. Gerai. Vytautai, ar jūs dar gyvas, ar jau pavarė menaus gert? Kaip čia yra? Važiuosit į mūsų. Pernauta. Gerai, Palaukit, dabar man reikia įsijungti kompiuterį. tu įsijung. Nuo ko pradėsi? Čia gazuosi netolipęs. Iš visur pasieinat. Slapta knopkė yra. Ar negazuot? Ne, nieko nedarykit kol kas. Aš turiu 7 programėlės. Kažkuri iš jų melos. Kuo vardu treneris? Rytis. Gerai, turėsime Rytį kaip pirmąjį. Žiūrėkite, iš karto, kol Ernestas atsidaro programėlę, iš karto anonsuoju, kad visai netrukus, netoli 8 valandos, tai realiai, kai pabaigsime garsiausią mocą, mes turėsime Miss Biker antrąjį etapą. Tai nieko nesiskirstykit, nes bus paslaptis, bet atskleisiu. Bikini dalis. Ok, dabar, Hebra, aš noriu paaiškinti taisyklės. Šį kartą, aišku, jūs savo simpatijas pareikšit vėliau tam čempionui, kuris nugalės, bet aš dabar elektronikos pagalba fiksuosiu didžiausią išskleistą garsą. Aš atsitraukiu nuo scenos, nes šiek tiek decibelų net nerodo, kiek jisai skleis. Aš atsitraukiu, kad aš galėčiau pamatuoti visus vienodai tuo pačiu atstumu. Ar visi sutinkat su tokiom taisyklėm? Manau, kad tai bus sąžininga, ar ne? Laukit, taip, Rytis, are you ready? Čia kolonėlė, 90 atsivedė šį. Kas čia yra? Gerai, dirbam! Viskas 109 decimetrų. O, bus reikalų. Privažiuokit arti vienodai, atstumas turi būti man vienodas matavimas. Čia turime liniją kažkokią tai. Tai vat ją galėtume ir akcentuotis. Kuo vardu? Gintaras. Gintaras. Ok, įveskim dar vieną pataisimą. Pusę minutės turit. Galit daryti, ką norit, Gintarai. Pusę minutės, gerai? Ok, 3, 2, 1, einam! Vienu momentu buvo 110. 3, 2, 1, einam.
kurie norėsite dalyvauti, negazuokit, būkit geri. 102. Arturas. Tai yra gražiausia gyvenime girdėta lopšinė. 112. Vidutinis, na maksimalus toks plus minus 110, bet vidutinį išlaikė 106 decibelai. Minutę per kasti davė valgyti ir vėl į darbą. Dar kelios minutės, kol dar šviesų reikia padirbti kažką. Dar vyksta veiksmų daug. Užkandam ir einam dar jums kažką tai parodyti. Nu 90. Arti Dievo, ne? Užskaitom? Užskaitom. Ar turite išskirtinių pomėgių, paklausė Modetos. Atsakė, kad patinka dalyvauti, stebėti auto ir motosporto renginius. Adrenalino jausmas palieka neapsakomą įspūdį. Ką nori pasakyti jums? Ačiū, kad tikite, jog moteris gali būti viso ko derinys. Graži, drąsi ir nenuspėjama. Pažadas publikai, jei laimėtų, perkamo... Jos mėgstamas užsiėmimas yra pole dance. Pole dance yra šokis ant strypo. Mes norėjom tą padaryti ant šito strypo, bet palikom vėlesniam laikui. Čia susilieja seksualumas, jėga ir vidinė ugnis. Taip pat mane veda žirgų sportas, kur kiekvienas šuolis reikalauja tikslumo, drąsos ir pilno pasitikėjimo. Vaja! Vai, sunku susilendę. Okay. Ačiū, kad tikite manimi. Jūsų palaikymas tai vėjas, kuris stumia mane pirmin. Aš važiuoju ne viena, važiuoju su jumis. Ir taip, ar jau visas turit? Ar jau visas turi šokinės? Dar ne. Bet ruošitės pasportuot biškį. Mes turim dar vieną šokinę, kuri neįdarbinta. Va, pagaliau! Kur mūsų apdovanojimai? Kažką norisi pasiūlyti? Kai atiduodam jau balsą, man atrodo, kad komisijos pirmininkėms. Okei. Ai, aš turiu savo dovanų. Turi savo dovanų. Okei, čia mačiau. Viskas, gerai. Mano! Nu, ką darom? Kviečiam, mergas ir reikia. Mums reikia nuspręsti. Paims pamasažuos, ne aš, ne jokios. Okei. Labas. Glostai kukaliukus. Panos! Ar turim palaikymą? Ar jau patinka barzdoti?